sąmonės ašiai leistis iki Žemės branduolio centro. Nesvarbu, kaip jūs jį įsivaizduojat, ir ten pukšt tarytum ir prisitvirtina. Viską jaučiat kūną, čia dalyvaujat, mane girdit ir jaučiat kitus, bet čia bus toksai daugiafunkcinis darbas tam, kad mes visi išliktume šitoj erdvėj ir darytume va tokius darbus. Šaunu. Tada visi pajutot. Gerai. Dabar leidžiam tai ašiai iš Žemės centro kilti viršų per kūną ir kylam į visatos branduolio centrą. Visatos. Į užvisatę mes šiandien eisim. Kaip jie įsivaizduoja, jokio vėl skirtumo, ne vėl ten tikšt ir prisikabina. O, visi prisikabino. Ir dabar leidžiam savo sąmonę žemyn į fizinę materiją, į savo kūną jaučiam. Ir tuo pačiu jaučiam ašį. Mes būsim barbės devindarbės ir daugia jautiminės tokios. Labai gerai, visi grįžom. Tvarkoj. Tai va dabar, tą, ką jūs jaučiat, tą fizinę materiją, jos sąmonę, jauskit čia ir dabar ir kad jinai užima vietą erdvėje. Va čia yra erdvė ir jauskim save su savo fizinė materija. Va, čia mano vieta, aš čia sėdžiu, aš čia esu, aš užimu vietą ir aš teisėtai ją užimu, nes aš jau gimiau, turiu šitą fizinį materinį kūną, reiškia, aš čia ir dabar turiu užimti vietą. Man nereikia kovoti dėl jos, man nereikia nepatogiai jaustis, man nereikia kažkur trauktis ar ką, jeigu aš čia, reiškia, man yra skirta vieta. Tai yra būti savo kūnu. O visi pajutot savo va tą būseną. Net pasunkėjau, atrodo. Va, jinai duoda tokio sunkumo pojūtį, ane? Tai dabar jau apie pojūtį, jeigu kalbam, tai sekantis kūnas po, reiškia, fizinio, savo vibracinių dažnių subtilesnis yra eterinis kūnas. Tai dabar iš šito fizinio kūno pojūčio labai švelniai į subtilumą einam ir pajaučiam eterinį kūną. Eterinis kūnas, jis apima visą mūsų materiją. Organai iš eterinio yra eterio, reiškia tokios gijos. Jos, pagal Barbarą, aš remiuosi ją ir pagal Barbaros matymą, jisai atrodo tas eterinis kūnas taip. Ir visi organai, viskas turi eterinį kūną, apraizgytą. Tai yra artimiausias kūnas fiziniam kūnui. Pajauskit organus, pajauskit jų tam tokį pulsaciją, jisai toks švelnus energetinis toksai pulsavimas gaunasi. Ir šitam eteriniam yra meridianai. Lygiai taip pat akupunkturistai dirba šitam lygiai eteriniam. Tai tik eterinis. O jeigu jį imam, tai jisai būtent eterinis kūnas duoda fizinio kūno pojūčius. Jo dėka mes jaučiam, tiksliau, jo dėka mūsų materija jaučia. O, labai gerai. Toliau jau subtilinam, bet vėl save tikrinam. Turiu ašį, jaučiu aplinką, visą laiką šitą dalyką pratikrinam. Toliau. Kitas kūnas jau subtilesnis. Ir dar tiesą nepasakiau, kad visi šitie kūnai turi 7 centrus. Ane? Visi šitą žinot, bet jis visą turi. Nėra, kad taip čakra, pirma čakra, antra čakra ir viskas. Ne. Pirmas kūnas mūsų turi 7 čakras, antras kūnas turi 7 čakras, 7 kūnus dar plus, o mes dar tik tai tų 7 kūnų, tik tai atskirus kūnus analizuojam. Eina suprast, aš čia biškį nesumaliau, iš pradžių nepasakiau. Ne? Gerai, tada einam dabar subtilinam energijas ir pajaučiam astralinį, gyvybinį, emocinį kūną. Astralinis kūnas, tai yra emocinis,
mūsų fiziniai materijai suteikia emociją. Tai yra sielos plano atspindys. Tik atspindys. Gyvybė. Gyvybinės gijos. Ektoplazma, kur jeigu skaitėt apie Simudarą, tai yra ektoplazminė irgi gyvybinė. Aišku, ektoplazma būna ir eterinė. Taip pat ir ektoplazma būna gyvybinė. Vat gydūnai gydo iš eterinės arba astralinės ektoplazmos. Tai yra gyvybinės gijos tokios. O, labai gerai. Ir dabar jausdami šitą kūną, jis irgi turi 7 kūnus, 7 čakras vadinkim, 7 centrus. Gerai. Ar visi jaučiat astralinį kūną? Jis gali būti nemalonus, nes aš jaučiu, kad jūs kai kurie bėgat nuo jo. Kas baugina? O, atsiprašau, aš visai daug ko pasakiau. Skausmas. Kitus, kur kam nors kas yra, jautrumas tas vietos, tai va, tada tas gali bauginti. Noriu jums pasakyti, mūsų astralinis kūnas turi be galo daug žaizdų ir be galo daug visokių skaudulių. Tai dabar, kadangi aš dabar, gydyt gal mes dabar kol kas negydam, susipažįstam, visas pereinam ir tada mes jau eisim atskirai, valysim, gydysim tiek mūsų tuos žemesniuosius kūnus, mentalą, astralą, va šitas, labiausiai mūsų kūnelis yra nukentėjęs. Ir visų, matau, čia būna ir lervos ir visa kita, čia visai kitas gyvenimas yra aktyvus gyvybės. Lervos tai nėra blogai, tai yra mūsų pagalbininkai, tam tikrą prasme. Tai va, ar eina, kurie tą skausmą nenori užbūti, bet ar jūs pajutot tą astralo tirštumą, tą tokią gyvybę, tą energiją, kaip jūs ją jaučiat? Pabandykit pasidalinti, kad neužmigtumėt. Jinai yra tokia spalvota, jinai tokia pakankamai tasi, tokia, jinai kiekvieno yra skirtinga. Kitų yra tokia šviesi, kita kaip pieno, va tokia būna, kitų iš vis tamsi priklausomai nuo to, kas ten joje yra ir kaip ten kokie. Būna tokie, neužsibūna. Gerai, supratau. Kitas kūnas eina, dabar subtilinam, kuo toliau bus lengviau jau visiems, bus mentalas. Mentalas, Barbara mato jį šitaip, tiksliau, jinai mato šitaip. Aš jį matau ir taip, ir taip. Todėl nežinau, kaip jūs jį matysit, ar jausit, tiesą pasakius, skirtumo nėra. Esmė, kad jo vibracija yra subtilesnė už astralinio kūno. Ir jo vartai yra 4 mūsų čakra, mentalai. Va čia, tai nuo pat vaikystės, mes šitam lygiai esam mokinami gyventi, mokomės, darom vienu žodžiu, ir juo ir jaučiam, ir juo emocijas jaučiam mentalų. Vienu žodžiu, šitas mentalas yra mūsų dabar darbinis kūnas. Ir užtat labai sunku, ir tuo pačiu, aš paskui toliau visą mechanizmą mes energijų išsiaiškinsim, tuo pačiu jis yra esminis pralaidumo, sujungimo tarp aukštesnės mūsų sąmonės ir žemesnės. Net ne veltui sako, širdis yra jungianti grandis, ane? Tarp viršaus, tarp žemės ir dangaus. Tai va čia mentalas. Visi jaučiam, visi matom, jis labai aktyvus, čia problemų nėra. Labai gerai. Toliau. 5 kūnas. Kauzalinis, veiksmo kūnas, karminis kūnas. Jo vartai yra čia. Ir jį įeiti, ir jis lygiai taip pat. Barbara mato jį taip. Čia vėl neprisikabinkit, aš tik tai taip, kad to spalvų galit visą kitą, čia esmė nesudaro. Esmė, kad jūs tai pajustumėt visais savo kūnais. O dabar prašysiu jūsų, tiksliau paklausiu, ar ašį nepametėt ne vienas ir ar jaučiat erdvę. Tikrinkit. Kad neužsižaistume vien tik ant tų kūnų. O, ar pajutot, kaip pasikeitė jūsų struktūra? Visą dėmesį nukėlėm į 5 ir mums iš karto pasimetė visi kiti kūnai.
Nu, vėl apjungiam. Jį išskyrėm ir tada jį vėl apjungiam su visais. Aš iš karto jums duodu šitą užduotį gana sudėtingą, mes atskirai nedirbam, bet matau, kad jūs labai puikiai visi su tuo susidorojat. Ar viskas gerai, nepavargot? Galim toliau. Jau paskui šitas jums baigęs, jau jūs jausit tas visus aukštesnius kūnus labai gerai, nes juose praktiškai dauguma gyvena. Ne? Toliau, kitas yra 6. kūnas, taip, kurio vartai yra 6. čakra arba 3. akis, va to zonoj, yra budhialinis arba vertybių kūnas. O nesudarė sunkumų pajausti, ar ne? Rūtelė, ar viskas gerai? Kūną savo fizinį pajausk, kojas va taip pastatyk. Va. Ir kūne savo pajauski visus šitus kūnus. O. Labai gerai. Toliau. 7. kūnas, arba atmano kūnas, arba 7. čakra. Jau šitą tai visų mūsų labai puikiai dirbanti yra ir ją nesunkiai pajausit. Norit įsitikinti, padėkit ranką virš galvos, pajausit iš karto sūkuriuką. Aš ir taip jaučiu. Net nereikia rankos, ne? Būna, kad sukūruoja, net ir kartais ir paniešti, ir kartais kaip tiubeteika užsideda, jeigu jinai kažkokia energijos eina stiprios ir visa kita. Šitą 7 dabar žmonijai gana aktyvuojasi ir daug kas nežino, ką su tuo daryti. Užtat daug ir išplaukimų, daug visokių neaiškumų, kiti jau nuneigė visą kitą, bet dabar su ta energija daug kas turi išmokti naudotis ir ją, kaip pasakyti, įsukti savo kasdieninėje veikloje. Tai dabar visus tuos 7 kūnus peržiūrėję, jaučiam viską savo materijoje. Visą šitą grožį apjungtą pajaučiam čia ir dabar. Fizinis, eterinis, astralinis. Reiškia, aktyvinam receptorius visų šitų kūnų. Mentalinis, budhialinis, 5. Tai yra kauzalinis, budhialinis, atmano, tai yra misijos kūnas, dar kitaip vadinamas. Ir dabar prie to pačio matom ir jaučiam, dar negana to, ašį. Tai va dabar tą tokį sumuštinį gražų išpreparuotą apjungiam į vieną vientisą mums struktūrą. O, ir dabar pasižiūrėkit, kaip gražiai psichikos plane mūsų visų susiformavo auros kūnas grupinis. Jūs pažiūrėkit, koks galingas mechanizmas. Net pulsuoja, kvėpuot, net orą užima į jį pajautus. Nes jūs neužsibūkit, nes iš tikrųjų čia krūvis bus didelis. Visi einam, aš tik tai dėmesį atkreipiau ir dabar vėl pajaučiam tą ašį ir visą tame bendrą mechanizmą. Kaip jauti dabar ašį? Nu, jaučiu. Ar dar